Ar mokslas vienintelis užtikrina žinojimą? Paklausiau Lauryno ir Tomo pokalbio, rekomenduoju patiems. Ir ten iškilo klausimas, kas gali užtikrinti žinojimą, kur Tomas išsakė, jog tik mokslinis metodas. Ir man atrodo, tam, kad tikrai žinotumėm tą, ką galim žinoti, yra vienintelis įrankis mokslinis procesas, kur mes tikrai paskui galim sakyti, mes žinom, kiek įmanoma žinoti žmogui. Mano keli pamastymai šią temą. Klasikiniame žinojimo apibrėžime reikėtų 3 sąlygų. Teiginys turi būti teisingas, žmogus tuo pilnai įsitikinęs ir turi tam pakankamą pagrindą. Jei atsakinėju testo klausimą, kas yra Argentinos sostinė, tai Buenos Aires iš tiesų turi būti sostinė. Dar turėčiau būti pilnai tuo įsitikinęs. Nes jei sakau galbūt, tikriausiai ar spėju, tai vadinasi nežinau iš tikrųjų. Ir galiausiai 3 sąlyga. Kas yra šiuo atveju pagrindinis klausimas? Koks yra pakankamas pagrindas šiam žinojimui? Nes jei atsakysiu teisingai ir būsiu pilnai įsitikinęs, bet priežastys bus netinkamos. Pavyzdžiui, nes manau, jog visų Pietų Amerikos sostinių pavadinimai prasideda iš B raidės. Tai nebus tikras žinojimas. O kas tą galėtų lemti, yra daugybė pasiūlymų. Paremta įrodymais, liudymais, patirtimi, stebėjimu, racionaliais argumentais ir taip toliau. Ir ar bent dalis to išeina iš mokslo ribų? Manau, kad tikrai taip. Yra viena puikia pamoka iš filosofijos istorijos. Ir tam pažvelgsim į geriausią knygą šiai temai – Action Philosophers. 10 amžiuje sukūrė vadinamasis vienos ratelis, arba kitaip loginiai pozitivistai, kur buvo mokslininkų filosofų, kurie pasiūlė labai panašų žinojimo kriterijų. Yra tik 2 galimi teiginių tipai. Pirma, analitiniai, arba tik kaip matematiniai, loginiai, išvedami iš apibrėžimo, ir sintetiniai. Čia ta prasme pagaminti sujungiant iš stebėjimo duomenų, kuriuos galima patikrinti moksliniais eksperimentais. O visi likę metafiziniai, etiniai, religiniai teiginiai yra tiesiog nesąmonės. O problema su šiuo principu, kad pats teiginys, juk yra tik 2 galimi teiginių tipai, nėra nei analitinis, nei sintetinis, taigi pats neteisingas pagal savo kriterijus. Lygiai, kaip pastebėjo Laurynas ir keli komentatoriai, pasakymas, kad tik mokslas užtikrina žinojimą, nėra mokslo metodų gautas teiginys. Jis nėra grinai logiškai išvedamas tik iš apibrėžimo, kartu nėra eksperimentų rezultatas. Čia filosofinė pozicija, kuri gauta vertinant ir lyginant žinių gavimo rezultatus. O jau leidžiama ši pozicija, tai turėtų būti ir kiti filosofiniai svarstymai ir argumentavimai žinojimui gauti. Kitaip tariant, gali bėgti, gali slėptis, bet nuo filosofijos nepaspruksi.